Žmonės nesupranta, kaip stipriai smogs senatvė ir su kokiu jausmu ten teks gyventi. Eksperimentas. Per kiek aukštų greitų tempų daugiabutyje užliptum nepadusęs? Jeigu šiandien, būnant 40, jau širdutė stipriau patabaluoja ties 5 aukštu, paklausyk, kaip bus toliau. Kone esminis sveikatos ir ištvermės rodiklis yra VO2 max. Tai yra, kaip efektyviai tavo kūnas panaudoja deguonį. Ką tiksliai žinome iš mokslo, kad jis kas 10-metį mažėja tarp 8 ir 10%. Tad, jeigu yra reikalų jau šiandien ties 5 aukštu, tai nieko nekeičiant savo fizinio aktyvumo klausimų, pasiekus pensinį amžių ir per vieną aukštą užlipti bus labai sunku. Tiesiog matematika tokia. Nors ką ten matematika, daugelis jūsų kasdien galit matyti pensininkus įsikibusius į turėklus antrame aukšte ir su Šventu Petru besikalbančius. Tai va, čia jūsų ateitis. Dabar didžioji dalis išmanių laikrodžių preliminariai parodo tavo VO2 max skaičių. Palygink jį su savo amžiaus grupe, pagooglink. Realiai tam, kad viskas būtų čiki, turėtum lenkti nors 80% bendramžių, o dar geriau ir amžiaus grupė jaunesnių. Blogos žinios, šuniuką pavedžioti vakarais čia neužteks. Geros žinios, įgalinu tave pamilti ištvermės treniruotės. Be to, nėra šansų, kad paskutiniuosiuose gyvenimo dešimtmečiuose jausiasi gerai. Na, spręsti tau. O jei patinka toks turinys, neužmiršk sureaguoti patiktuku ar komentaru. Ačiū.